Kiaulienos kepsnelė ant iešmo. Reikės kiaulienos nugarinės, medinių iešmukų, salotų lapų, kefyro, aliejaus, citrinos, svogūno, alyvuogių, druskos pipirų, peletrūno čilio kario prieskonių ir pomidorų padažo šašlikams. Atsipjaukite kelis gabalėlius kiaulienos nugarinės. Ruoškite tokio dydžio kaip ir šašlikams. Dėkite į dubenį su kefyru ir suberkite prieskonius – karį, čilį, peletrūną. Įspauskite citrinų sulčių. Taip pat įberkite juodų maltų pipirų ir druskos. Išmaišykite. Šitaip marinuodami mėsą nepagailėkite kefyro, jo turi būti nemažai. Reikia, kad apsemtų visą mėsą. Pjaustykite mėlynai svogūną. Geriausiai galvutę pjaustyti į 4 dalis ir išimti vidurius. Ant iešmukų nerkite pakaitomis, mėsos gabalėlius ir svogūną. Tiesa, prieš veriant mėsą ant iešmukų pageidautina, kad į mažiausiai 3 valandas pasimarinuotų paruoštame marinate ir geriausiai šaldytuve. Į keptuvę pilkite aliejaus, pakaitinkite ir dėkite kepti paruoštus iešmukus. Kol keps mėsa, paruoškite lėkštę, papuoškite ją salotų lapeliais. Tai paruoštą kiaulieną galime kepti gamtoje, ant griliaus, ant grotelių. Galima tiesiog suvėrus ant paprastų medinių iešmukų atremti arčiau laužo. Plonais griežinėliais supjaustykite dar vieną galvutę svogūno. Visą tai dėkite į lėkštę. Kai mėsa iškeps, papuoškite iešmukų galus alyvuogėmis ir dėkite į lėkštę su salotų lapais ir svogūnais. Na štai mūsų patiekalas paruoštas, gero jums apetito!